Kuriant skaitmeninį turinį labai svarbu išmanyti autorių teisės ir licencijas. Autorių teisės saugo autorių originalius kūrinius, TI, jiems priklauso teisės į tekstą, vaizdus, muziką ir vaizdo įrašus. Kaip universiteto studentai, naudodamiesi skaitmeniniais ištekliais, privalome gerbti šias teisės. Prieš naudodami kieno nors kito kūrinį, patikrinkite, ar jis apsaugotas autorių teisėmis. Jei taip, jums reikia leidimo jį naudoti. Kita vertus, kai kurie kūriniai yra prieinami pagal atvirasias licencijas, pavyzdžiui, Creative Commons, kurios leidžia juos naudoti laikantis tam tikrų taisyklių, pavyzdžiui, nurodant autorių. Pavyzdžiui, įtraukdami paveikslėlį į pristatymą, įsitikinkite, kad jis turi Creative Commons licenciją arba yra viešai prieinamas. Prieš naudodami turinį visada patikrinkite sąlygas ir, kai reikia, nurodykite tinkamą autorystę. Suprasdami autorių teisės ir licencijas ne tik apsisaugosite nuo teisinių problemų, bet ir parodysite pagarbą sunkiam kitų darbui, atsakingai kurdami ir dalydamiesi savo turiniu.